Po mūsų aukšto ir gražaus Nausero pasisakymų apie tai, kad reikia lietuvius siųsti kariauti į Ukrainą. Beje, jums klausimas, kodėl Nauseras. Čia iš tokio anekdoto, kai susirenka iš viso pasaulio geriausi medžiotojai Afriką medžioti ir papuola ir eskimas. Ir ten įvardina, ko galima šauti, ko negalima šauti. Krokodilų negalima šauti, užžuvį krokodilų. Na, eskimas neskiria, kur krokodilai, iš kur tų gyvūnų susinematęs. Vakarė susirenka, kiek nušovė, vienas 2 dramblius, kitas tenai žirafų, ten visi vardina. O klausia pas eskimą, o ką tu nušovė, kiek? 5 nauserus. Kitą dieną 7 nauserus. Sako, reikia pasekti eskimą, ką jis ten tokius šaudo, kas ten tie nauserai, kokius gyvūnus jis vadina nauserais. Saka, eskimą žiūri, eina, atbėga negras. Eskimas išlėkė iš krūmų. Tai krokodilą? Niet, nauser. Paukštį ir nušauna. Jei tu ne krokodilas, tai reiškia, galima šauti. Nauseras. Čia pajuokavimas toks. Tai reikia Nausėdą nusiųsti į Afriką, mūsų bus Nausero. Tai va, dėl tų visų norinčių kariauti. Norinčių kariauti yra. Ir juos sugaudyti yra labai lengva. Kodėl, pavyzdžiui, dabar siūsti kareivukus, kurie per prievartą? Pasižiūrėkim, pilni socialiniai tinklai pasiryžusių kariauti Ukrainą. Tegu atikuria pas mus gerai na komendatūros. Tegu atrenka pagal socialinius tinklus ir jūs visus gaudo ir siunčia. Pažiūrėkit, dar žmonės pasisako visi prieš tai, kad jie nenori važiuoti, pavyzdžiui, Ukrainą kariauti. Ir jūs puola. Kas puola? Puola tie, kurie kariauti nori. Vadina vatnikais visokiausiais, kad reikia padėti Ukrainai. Nu, jie patys save priduoda. Jie patys pasisako, kad jie už tai, kad reikia siųsti. Ir nebus jokios prievartos. Nebus piktumų. Juos sugaudyti ir išvežti į priekinės linijas dar be gero paruošimo, nes kai pasiruošia, tai paskui dar išgyvens per ilgai. Reikia, kad pirmos dienos apsitriestų ir triesdami numirtų, ne nuo kulkos su nutridimu. Tai va tuos reikia gaudyti ir pažiūrėkim, aš čia vieną vakarą pasėdėjau socialiniuose tinkluose, ten po mano vieno video senesnio pasisakė. Kiek yra norinčių kariauti, aš surinkau 12. 12 vyrai, dar yra kiti. Nerodo, foto neaišku, kiek jam amžių, ar ten paaugliai, ar aplamai suaugę, o gal žiūrės ten gėjai, arba pederastai. Nu ką, nesvarbu, svarbu, nori kariauti. Ir į tą mane pūlė, kad aš pasisakau prieš karą. Tai va tokius, nes jie už karą. Reiškia, niekas nenukentės. Nenukentės niekas, nes jie patys nori, patys puolasi ir keikia tuos, kurie prieš karą, jie keikia tuos, kurie nenori eiti kariauti. Tai reiškia, jie patys pasisako, kad jie labai nori kariauti. Tai jau jūs reikia gaudyti ir siūsti. Paprasta labai. Čia tokis užuomina komendantūrom ir aš palaikau labai šitą idėją. Iš tikrųjų, aš palaikau už tai, kad reikia padėti Ukrainai. Padėti kareiviais Ukrainai, o mėsos pas mus yra. Aišku, dauguma tų kietūnų pasislėpia užsienyje kažkur tai išvažiavę, bet jūs galim irgi sugaudyti, vis dėlto prasivežti į Lietuvą, privers grįžti kažkaip arba ten sugaudyti ir vežti, nes jie labai nori karo. Ir taip apsivalys Lietuva nuo idiotų. Mūsų tauta, mūsų genofondas apsivalys nuo idiotų. Ir 2 geros naudos padės Ukrainai pražūt ir apsivalys Lietuva. Taip kad reikia siūsti ir mūsų Nauserą pirmoje eilėje, nes jisai irgi labai nori palaikyti. Tegu jis vadas bus generolo laipsnį, suteikė vis dėlto kariuomenės vadas, tai susirinkta kariuomenė. Jam reikia keliauti į Ukrainą. Kariauti su visais surinktais Nauserais.